Šiandien gyvūnų pasaulyje kalbame aktualią temą visiems kačių augintojams. Kokį pašarą reikia pasirinkti ir koks pašaras yra tinkamiausias? Kalbame su ekspertu Justinu. Justinai, tai kaip žinoti, koks pašaras tinka katei? Pirmiausia, tai reikėtų pradėti nuo to, kad kačių mitybą galima palyginti ir su žmonių mityba, tai kad ji priklauso nuo įvairių dalykų, tokių kaip amžius, svoris, įvairių specifiniai poreikiai ar galbūt netolerancija tam tikriem ingredientam. Todėl pašarai yra gaminami pagal skirtingus poreikius. Pavyzdžiui, katėms gyvenančioms namuose yra skirti atskiri pašarai, kadangi katė, kuri neina į lauką arba tai daro rečiau, jos medžiagų apykaita yra lėtesnė, dėl ko galima susidurti su nutukimu. Tokiai katei reikėtų pašaro, kuris suteiktų jai energijos ir būtų galima ją kaip nors išjudinti, nes tokias kates gali būti sudėtinga išjudinti net ir žaislais. Tai todėl reikėtų pašaro, kuris padėtų katei būti energingesniai. O kuo šitas pašaras yra ypatingas, kuo jis skiriasi? Jis skiriasi nuo kitų tuo, kad jame yra amino rūgšties L-karnitino, kurio pagrindinė funkcija yra riebalų pavertimas energija ir medžiagų apykaitos suaktyvinimas. Tai įprastai šitą amino rūgštį tikrai dažnai naudoja sportininkai ar tiesiog žmonės, kurie nori numesti svorio. Jis tikrai labai gerai tinka ir gyvūnų medžiagų apykaitos suaktyvinimui. O kokie dar gali būti skirtingi funkciniai pašarai? Yra tikrai nemažai tų skirtingų pašarų. Vienas iš jų, pavyzdžiui, sterilizuotoms katėms, kurioms ar ne energijos lygis ir aktyvumas mažėja, bet apetitas ir svoris auga. Tai tiesiog tam reikia, kad pašare būtų nedaugiau kaip 10% riebalų. Kitas atvejis tai būtų katės, kurios susiduria ar turi riziką susidurti su akmenlige. Įprastai tai yra katės taipogi po sterilizacijos, tai tokiam pašare tiesiog turėtų būti mažiau magnio. Ir paskutinis, bet tikrai ne ką mažiau svarbus funkcinis pašaras, tai yra būtent ilgaplaukiams katėms skirtas pašaras. Kadangi ilgaplaukės katės turi tokių problemų kaip besivelintis kailis, šeimininkai turi tokią problemą kaip po namus lakstantys pūkų kamuoliai ir katė arba katinas nuolat atsikosėjantis plaukų gumulais. Tai tokio pašaro sudėtyje yra tam tikrų vadinamųjų supermaisto ingredientų, kurie padeda su tuo kovoti.